Sveiki. Šiandien aptarsime, tikrai sukrečiančią istoriją neseną Air Indijos skrydžio IDN-71 katastrofą Ahmedabade. Rėmėmės tuo, kas pranešama žiniasklaidoje, bandysim suprasti, kas žinoma, kaip vyksta tyrimas ir, kokios viso to pasekmės. Taip, įvykis išties tragiškas. Kalbame apie Boeing 788 Dreamliner lėktuvą, skrydis VTANB. Viskas įvyko birželio 12-ąją, lėktuvas kilo iš Ahmedabado į Londono Getviką. Ir kas nutiko po pakilimo? Jis pakilo, pasiekė labai nedidelį aukštį, vos apie 625 pėdas, tai tikrai žemai, ir tada buvo išsiųstas Mayday signalas. Neilgai trukus po to, deja, jis rėžėsi į pastatą. Į BJ medicinos koledžo bendrabučių, tiesa, Mechaninagar rajone. Būtent. Ir pasekmes, jos tiesiog siaubingos. Skaičiai sunkiai suvokiami. Lėktuve buvo 242 žmonės, 230 keleivių, 12 įgulos narių, žuvo 241. Taip, ir dar ant žemės. Skaičiai vis dar tikslinami, bet kalbama apie mažiausiai 30, gal net iki 39 žuvusiųjų, labai daug sužeistų. Tačiau šioje visiškoje tragedijoje yra vienas, tiesiog neįtikėtinas aspektas. Vienas išgyvena žmogus iš lėktuvo. Taip, tai 40-metis Britas Vishwas Kumar Ramesh, jo istorija, jį apskrio visą pasaulį. Papasakokite plačiau, kaip jam pavyko. Jis sėdėjo vietoje 11A, tai yra prie pat avarinio išėjimo virš sparno. Pagal jo paties pasakoma, jis tiesiog, iššoko pro tą išėjimą lėktuvui jau esant labai arti žemės ar smūgio metu. Neįtikėtina. Patyrė sužalojimų, bet sugebėjo pats nueiti nuo katastrofos vietos. Tikrai taip. Ir kas įdomu, kaip tai paveikia kitus žmonės. Ta vieta 11A dabar tapo, beveik geidžiama. Kaip tai suprasti? Keleiviai jos prašo, net siūlo primokėti. Tarsi tai būtų kažkokia laiminga vieta. Psichologinis momentas tokios tragedijos fone. Bet grįžkime prie esmės, kodėl tai įvyko. Ką žinome apie tyrimą? Svarbiausia žinia, abi vadinamosios juodosios dėžės rastos. Tiek skrydžio duomenų įrašymo įrenginys, tiek pokalbų kabinoje registratorius. Tai turbūt pagrindinis šaltinis dabar tyrėjams. Be abejonės. Juos analizuos Indijos aviacijos avarijų tyrimo biuras AAIB. Tiesa, minama, kad gali prireikti pagalbos iš JAV. Jei įrašai pažeisti ar nuskaitimas bus sudėtingas, įsitrauktų NTSB ekspertai. O ar yra kokių nors pirminių hipotezių? Ką jie tyria? Kol kas labai anksti kalbėti apie konkrečias priežastis, bet kryptys yra kelios. Aišku, visų pirma, galimas mechaninis gedimas, varikliai valdomos sistemos, taip pat minamas toks dalykas kaip RAT avarinės galios turbinos galimas aktyvavimasis. RAT. Kas tai per sistemą? Tai, paprastai tariant, maža srokštinė turbina, kuri automatiškai išsiskleidžia iš lėktuvo korpuso, jeigu nutrūksta pagrindinis maitinimas. Ją suka oro srautas ir ji gamina minimalią energiją svarbiausioms sistemoms, hidraulikai, kai kuriems prietaisams. Supratau, tai jos aktyvacija rodytų rimtą problemą su varikliais ar elektros sistema. Būtent. Taip pat žinoma tyriama ir galima piloto klaida, oro sąlygų įtaka, ir techninės priežiūros istorija, koordinavimas. Nors pradinis Dreamliner patikrinimas atrodo nerodo kažkokių sisteminių bėdų, bet prevenciniai patikrinimai vis tiek vykdomi. Aišku. Ir tai pirmas toks atvejis Dreamliner istorijoje. Katastrofa, kurios metu prarastas lėktuvas ir žuvo žmonės. Taip, tai labai reikšmingas ir liūdnas įvykis aviacijos istorijoje. Pirmas toks šiam lėktuvo modeliai. Kokį poveikį tu jo spėjo padaryti? Poveikis yra. Air India jau pranešė, kad maždaug 15% mažina tarptautinių plačia fiuzeliažių skrydžių apimtis, bent jau iki Liepos vidurio. Turbūt, kol vyks patikrinimai ir bus daugiau aiškumo. Tikėtina. Taip pat, kaip ir galima tikėtis, Boeing akcijos, jos krito apie 6% prieš prekybos sesiją iškart po įvykio. Tai rodo tiesioginį finansinį nerimą rinkose. Kada galėtume tikėtis daugiau informacijos iš tyrėjų? Pagal ICAO, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos standartus, preliminari ataskaita turėtų būti pateikta per maždaug 30 dienų nuo įvykio. O galutinė?
Galutinė paprastai užtrunka apie metus, nors žinoma, sudėtingiais atvejais gali būti ir ilgiau. Dabar pagrindiniai darbai – tai juodųjų dėžių duomenų iššifravimas, bandymas suprasti, kas ten su ta RAT sistema, jei jį tikrai aktyvavosi, variklių būklė, įgulos veiksmai. Tuo neįtikėtinu išsigelbėjimu, kuris pats savaime tapo istorija, vyksta labai sudėtingas tyrimas apimantis tiek techniką, tiek žmogiškuosius veiksnius. Taip, ir jau matome pasekmes oro bendrovei, gamintojui ir žinoma, tai skaudus pirmas kartas pačiam Dreamliner lėktuvui. Tikrai taip? Ir visa tai, tiesą sakant, kelia vieną platesnį klausimą pamąstymui. Kokį? Tas faktas, kad Indijos tyrėjams galbūt prireiks kreiptis pagalbos į JAV ekspertus dėl juodųjų dėžių, kaip tai iš tikrųjų parodo, koks globalus ir, tarpusavyje susijęs yra aviacijos saugumo tyrimų pasaulis. Geras pastebėjimas. Tai rodo, kad jokia šalis, jokia agentūra negali turėti visos atsakymų ar visos reikiamos įrangos ir patirties. Ir kad tas tarptautinis bendradarbiavimas jis yra gyvybiškai svarbus. Kad būtų galima mokytis iš tokių įvykių ir užtikrinti saugumą ateityje. Būtent. Tai pamatinis dalykas siekiant saugesnių skrydžių visame pasaulyje.